laikoma moteris, gracija bei grožio simboliu. Šerytė Gabrielė, šukuosenos įkvėpimo šaltinis, pokerio žaidimo psichologija. Savo darbu siekiau sukurti moterį, kuri įkūnytų žmogaus poreikį žaisti, blefuoti, rizikuoti, negailestinga sėkmės ir fiasko riba. Pokerio taktika skverbiasi ir gyvenimiškas situacijas, kuomet esame priversti užsidėti kaukes ir nerodyti savo tikrojo veido. Toks įvaizdis padeda slėpti tikruosius jausmus, manipuliuoti žmonėmis ir santykiais, su jais turint vienintelį tikslą – laimėti ir gauti tai, ko nori. Šiaip Evelina, karkaso ir sintetinio pluošto panaudojimas, kuriant šukuoseną Royal Ascot, karališkų žirgų lenktynės. Vienas prestižiškiausių renginių Anglijoje, skaičiuojantis 300 metų istoriją ir garsėjantis ne tik eikliais žirgais, bet ir damų skrybėlėmis. Ši šventė dar vadinama didžiausių skrybėlių paradu. Damos puošiasi į šventės skirdamas didžiausią dėmesį ir daugiausiai laiko galvos apdangalų. Kiekvienais metais damų dieną, vadinamoje lenktynių atidarymo šventėje, išrenkama gražiausia skrybėlės savininkė, kuri šiandien kaip tik čia svečiuojasi mūsų renginyje. Kamilė. Babilonėje planetos buvo vadinamos dievų vardais. Plutono planeta, graikų mitologija, tai pomirtinio pasaulio mirties dievas Hadas. Hadas buvo gąsdinanti figūra gyviesiems. Kuriamas personažas nėra blogas, tačiau griežtas, rūstus ir šaltas. Tai drąsi savimi pasitikinti asmenybė, išaukštinanti savo galią valdyti. Vaivadaitė Gintarė, vaizdinių perukų kūrimas. Šiuolaikinė mada tai persikūnimas į modernę, neįprastą, mistišką ir paslaptingą kitą asmenybę ar būtybę. Visa apimanti mados stilių, laisvę, naikina ribas ir viskas tampa įmanoma. Bet pasitelkus šiek tiek sidabrinio blizgesio, spalvų žvilgesio, pasidengtame šiuolaikinį stiliavimą dievinant eksperimentus. Lady Gaga.
Smolenskąją Alioną. Kursiniame darbe pristatoma tamsios būtybės įvaizdį, kuri yra kupina mistikos ir seksualumo. Moterį neįprasta matyti valdos vaidmenyje, todėl šis faktas kursto susidomėjimą, paslaptingumą, norą atskleisti tą paslaptį. O kadangi moteris iš esmės yra tokia būtybė, kuri iš prigimties paslaptinga, todėl moteris Inesa įkūnija šį įvaizdį